Broliai seserys, šiandien antrajame skaitinyje mes girdėjome, kaip šventasis Paulius mums atskleidė vieną paslaptį apie savo gyvenimą. Jis sako, kad jo kūne yra dyglys. Nepaisant to, kad ne kartą meldė Jėzų, kad jis jį pašalintų, dyglys vis dar yra. Aš manau, kad visiems yra tekę susidurti su dyglu rankoje ar kojoje. Pavyzdžiui, nešėmės malkų, kad įkištume į krosnį ir mažytis malkos gabalėlis įstrigo į pirštą. Ir negalėjome jo ištraukti. Jis įstrigo ir buvo skausmingas. Akivaizdu, kad šventasis Paulius čia kalba ne apie fizinį dyglį. Tačiau nelengva suprasti, apie ką jis kalba, naudodamas dyglo įvaizdį. Akivaizdu, kad tai kažkas, kuris jį žemina, nes du kartus sako, kad tai tam, kad neišpuikščiau. Ar tai buvo žeminanti fizinė silpnybė, kurios jis negalėjo išgydyti? Arba ar tai buvo tam tikra moralinė silpnybė, kurios jis negalėjo įveikti? Bet kokiu atveju tai buvo kažkas skausmingo, nuo ko jis norėjo išsivaduoti, bet nesėkmingai. Net jo maldų nepakako. Man atrodo, brangieji, kad kaip ir šventasis Paulius, mes visi turime dyglį kūne, o gal net kelis. Pavyzdžiui, tai silpnybė, kuri kartojasi ir tęsiasi jau daugelį metų. Ji išlieka nepaisant mūsų pastangų, nepaisant nuoširdžių prašymų Jėzui išlaisvinti mus iš šios ydos. Mes išpažįstame ją išpažinties metu, bet ji vis dar yra. Ir ji mus skaudina, liūdina, žemina ir galbūt net kelia neviltį. Ką daryti su šiuo dyglu, kuris daugiau ar mažiau gadina mūsų gyvenimą ir atima džiaugsmą? Galbūt dėl šito dyglo esame linkę maištauti prieš Dievą ir pykti ant jo. Jeigu tai darysime, trumpam pasijusime gerai, bet paskui bus dar blogiau. O gal mes tiesiog esame beviltiški ir dėl to esame dar nelaimingesni. Tarp pykčio ir nevilties šventasis Paulius mums rodo trečiąjį kelią. Tas trečias kelias veda į vidinę ramybę. Koks yra tas kelias? Tai pirmiausia, susitaikymas su tuo, kad yra dyglis kūne ir kad reikia su ją gyventi. Susitaikyti tai nereiškia pasiduoti ir nieko nedaryti, kad tą dyglį pašalintume. Tačiau tai reiškia pripažinti, kad dyglis yra ir kad jis tikriausiai greitai neišnyks, nepaisant nuoširdžių pastangų ir priemonių, kurių imamės jį pašalinti. Nepriimti dyglio iš tikrųjų tik dar labiau pagilina problemą. Bet kaip priimti tai, kas atrodo nepriimtina? Šventasis Paulius priima savo dyglį, nes jis supranta, kad tai galimybė jam būti nuolankesniam ir kad tai yra gera. Bet kodėl nuolankumas yra geras dalykas? Todėl, kad nuolankumas mažina puikybę,
kuri yra didžiausia kliūtis Dievo poveikiui mūsų gyvenimą. Puikybė tai tikėti, kad esame visagali, kad neturime ribų, kad viską galime padaryti patys ir kad galiausiai mums nereikia Dievo pagalbos, mums nereikia jo gailestingumo. Nuolankumas yra visiškai priešingas dalykas. Jis skatina mus pripažinti savo ribotumą, bejėgiškumą ir kad mums reikia viešpaties pagalbos, gailestingumo. Puikybė uždaro duris Dievui ir jo geram poveikiui, o nuolankumas atveria duris Dievui. Bet nuolankumo negalima išmokti iš knygų. Jo išmoktama per gyvenimo patirtį, kai pavyzdžių mūsų silpnybės žemina mūsų pačių ir net kartais kitų akyse. Šventoji Bernadeta iš Lurdo sakydavo, reikia daug pažeminimų, kad atsirastų šiek tiek nuolankumo. Galime priimti žeminančias savo silpnybės patirtis, jei suprantame, kad dėl jų galime tapti nuolankesni, tai yra atviresni Dievo malonei. Ir štai kodėl į Pauliaus prašymą pašalinti dyglį Jėzus atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Ir tai man primena vieną dalyką apie motiną Teresę iš Kalkutos. Kai Jėzus jai apsireiškė ir paprašė įkurti vargšams skirtą seserų bendruomenę, Jėzus jai pasakė, aš žinau, kad tu esi nepajėgusi, silpna ir nuodėminga. Tačiau kaip tik kodėl, kad tokia esi, noriu pasinaudoti tavimi savo garbei. Nejaugi atsisakyti? Jėzus per motiną Teresę padarė daug didžių dalykų. Ir ji tapo viena iš didžiausių praėjusio šimtmečio šventųjų. Iš dalies dėl to, kad nuolankiai ji pripažino, kad yra netobula ir labiau pasikliovė viešpaties gailestingumu nei savo jėgomis. Ir jos gyvenimas mums parodo šitų Jėzaus žodžių tiesą. Mano galybė geriausiai pasireiškia silpnume. Taigi, nepykime ant Dievo dėl savo dyglio kūne ir nenusiminkime. Savo silpnybės patirtis galime paversti stiprybei, jei ji tampa proga tapti nuolankesniems ir pasikliauti viešpaties gailestingumu. Aš siūlau jums baigti su tokia malda. Viešpatie, matau savo ribas. Negaliu daryti visko, ką noriu. Todėl pasitikiu tavimi. Padėk man padaryti viską, ką galiu, viską, ko tu nori, kad padaryčiau. Atiduodu save į tavo rankas. Palieku save tau, ne savo jėgomis, darysiu tai, ko tu iš manęs prašai, bet tavo jėgomis. Ačiū tau viešpatie, pasitikiu tavimi. Amen.